Einam pasižiūrėsime apie naują Toyota Camry. Didžiausias skirtumas nuo senojo modelio tai priekiniai žibintai, galiniai žibintai ir salonas. O dabar pakalbėkime iš eilės. Iš išorės turi visiškai klasikinę sedano formą su neypatingai dideliais 18 colių ratlankiais. Priekis jau būdingas naujajam Toyota dizainui panašiam į CHR ir kitus modelius. Vis dar gana masyvios priekinės grotelės ir ganėtinai žemės priekis. Nors važinėjant per kalnelius neteko užkliūti. Einam į galą ir pasižiūrėsim, kaip atrodo jo bagažinė. Tai čia kažkur yra mygtukas ir labai keista, nors mašina yra labai geros komplektacijos, bet bagažinė kažkodėl yra ne elektrinė. Jau įprasta sedano netokia aukšta šita anga, bagažinė yra pakankamai gili ir papildomai atsidaro mažas durelės į saloną, kur galima įkišti slides ar kažkokį tai ilgą daiktą. Čia pasikabina toksai artimas krepšelis, kad neiškristų maišiukai ir visi kiti daiktai, o pasižiūrėsim, ar dar kažkas yra po apačia. Taip, atsidaro kažkokiu būdu. Tokiu būdu atsidaro kablys ir matom, turim tikrą atsarginį ratą ir įrankis. Daugiau bagažinėje nei mygtukų, nei dar kažko papildomo nematau. Tik tai kolonėlė čia iš viršaus matosi, kur galima netyčia užkliudyti su daiktais, tai reikia būti atsargiems. O čia bagažinės viršuje matome netgi dvi kameras, tai viena yra skirta atbuliniam vaizdui ir jinai yra beje plaunama, o kita yra stebėti galinį atvažiuojantį eismą. Tai jeigu esate užkibę antroje eilėje ir kažkas iš galo atvažiuoja, šitą kamerą jums primins, kad reikia pasitraukti. Kaip neįprasta uždaryti ranką bagažinę. Visuomet nekantrauju sėstis greičiau į saloną, tai einam tą ir padarysime. Čia sutinkame jau atnaujintiems Toyota modeliams būdingą vairą, prietaisų skydelį ir centrinį ekraną. Toyota Camry yra šiek tiek prabangesni, bet užvedus automobilį iš esmės matosi, kad skydelis yra toks pats kaip ir Toyota Yaris Cross arba Toyota Corolla Cross arba Toyota CHR. Centrinis ekranas yra normalaus dydžio, nėra pats didžiausias, bet jisai galėčiau pasakyti, kad iš vairuotojo pozicijos gan gerai matomas ir pasiekiamas. Nors anksčiau su prietaisų skydeliu Toyotoje situacija buvo prastesnė, atnaujintas modelis man vis tiek turi per daug informacijos. Aš esu čionais iki minimumo susimažinęs įvairių simbolių kiekį, bet važiuojant vis tiek gan sunku orientuotis, kur koks simbolis dega ir ką jisai rodo. Aišku, patogu, kad šitam ciferblate gali turėti, pavyzdžiui, kuro sąnaudas, o šitam gali turėti muziką arba navigaciją. Galima žiūrėti ir iš tai ten esantį head-up displejų. Žinoma, kad yra belaidis Apple CarPlay'us, su gamyklinė Toyota meniu man susidraugauti yra vis dar ganėtinai sunku. Ten, kur tikiesi rasti aplikacijas, paspaudi ir randi tik tai žiniatinklio naršyklę arba notifikacijas, o prie nustatymų irgi yra tik tai eilutės. Šiais laikais gal jau yra labiau įprasta daryti ikonas ir aplikacijos stiliaus meniu, todėl daug lengviau važiuojant kažką spausti ir rasti. Bet turiu pagirti šituos klimato valdymo mygtukus, jie labai maloniai spaudžiasi ir reguliuojasi. Viskas yra super aišku, sėdinių vėsinimas ir šildymas nėra paslėptas į antrinius meniu. Taip pat ir vairo šildymas yra gal kiek keistokų mygtukų, bet jisai valdosi čia. Žemiau turime patogią vietą belaidžių telefono pakrovimui ir testuodamas mašinas visą laiką atkreipiu dėmesį, kaip gerai krauna belaidis įkrovimas. Tai šitoj Camry įsikrauna tikrai gerai, padėjus telefoną netgi su įdėklu ir didesnį telefoną. Krovimas pagauna ganėtinai greit ir neteko matyti, kad būtų atsijungęs man važiuojant kaip kitose mašinose. Giliau turime daugiau mini USB jungčių. Gertuvių vietos taip pat mano testuose dažnai yra akcentuojamas, jos yra patogios, nes gali ištiesta ranka tiesiog pasiekti puodelį. Nereikia daryti kažkaip taip ar taip. Na ir 2024 metais išėjusiame modelėje ganėtinai keista matyti dar tokią klasikinę pavarų perjungimo svirtį. Toliau dėl daiktų turime tradicinę normalaus dydžio dirbtuvę, duryse telpa gan normalūs buteliai ir centrinėme porankyje yra irgi daug vietos bei 12 voltų įjungimo lizdas. Mano testuojamas Camry taip pat ir turi kamerą ant centrinio veidrodėlio. Mašinoje taip pat yra ir pagerinta JBL garso aparatūra. Dar vienas pagirimas yra vaizdui iš vairuotojo vietos. Pasižiūrėkite, neįprastai plani šitie statramšiai, kur gali matyti vaizdą per šitą vietą ir per šitą vietą. Čia ganėtinai gerai atsiveria tiek ir keleivio pusėje abu vaizdai. Visi Toyota Camry yra hibridai, 2,5 litro hibridinis variklis, virš 200 arklio galių. Ir pasižiūrėkite, kokios yra sąnaudos. Aš vakar važinėjau visą dieną ir mieste, ir užmiestyje, tai iš tikrųjų yra įspūdinga kaip tokiai mašinai. 5,3 litro. Noriu pagirti ir Toyota minkštas ir labai patogias sėdynės. Turbūt ne Lietuvoje, bet kitose rinkose Toyota Camry yra ganėtinai populiarus važiuoti gale, kai tave vairuoja vairuotojas. Pasižiūrėkime, kaip atrodo galas. O galas, man atrodo, čia yra tikrai sukurtas keleiviui. Pirmas jausmas įsėdus, kad sėdėti ganėtinai patogu, vietos yra daug, aš esu 1,87 m ūgio. Tiesa, sėdėjimas gal yra kiek aukštokas nei tikėtumėsi, bet aukštas sėdėjimas nėra taip blogai, nes dažnai jeigu tavo vaizdą užstoja šitą priekinę sėdynę arba jeigu blogai matai per šoninį langą, bent jau mane tokioje kelionėje pradeda pykinti. Ir einame toliau pasižiūrėti, kas dedasi šitam porankyje. Įjungimo mygtukas. Jisai įjungia įvairias funkcijas, kurios valdomos galinio keleivio. Kai pasižiūrim arčiau, tai galime reguliuotis abiejų sėdynių atlošo statumą.
Galime reguliuoti garsą ir netgi radiją arba perjunginėti iš radijos į Bluetooth'ą. Vaikai gali erzinti vairuotoją nuolatos junginėdami garsą ir taip pat iš galo galima reguliuoti galinę užuolaidą. Užuolaidos yra ir šoninėse languose, bet jos užsitraukia rankele. Žinoma, turime ir sėdynių šildymą gale bei temperatūros valdymą atskirai galui. Čia jau anksčiau minėta skylutė, pro kurią galima ištraukti daiktus iš bagažinės. Tas porankis užsilenkia ir atsiranda trečia vieta, nors jinai nėra tokia labai didelė. Taigi Camry jau yra išnykstanti rūšis, tokių sedanų jau gamina vis mažiau ir mažiau, bet jisai turi savo daug pliusų. Žema ir ilga mašina važiuoja tikrai minkštai. Mažas vėjo pasipriešinimas ir gera technologija leidžia turėti labai geras kuro sąnaudas. Čia patogiai gali įsitaisyti 4 keleiviai ir netgi 5 mažiukas. O ką norėčiau tobulinti, tai dar gerinti Toyota garso izoliaciją bei mažinti benzininio variklio garsą salone.